Sveiki, noriu parodyti dar vieną Richeros pildymo būdą. Tai va, parodysiu, kaip reikia pildyti, kad būtų efektyvesnis ir ilgiau laikytų. Atidaręs kapsulę, matot, va ta yra. Svarbiausia, kad kai pilate per viršų, skystis eina žemyn, žemyn, žemyn ir žemiau jau nelabai daeina ir viskas. Tada parūkius porą minučių, ne minučių, o kaip kokios 5 cigaretės, išgaruoja ir reikia vėl pildyti. Tai kartais nervuoja tas dažnas pildymas. Parodysiu, kaip geriau užpildyti. Tai va. Tam reikės švirkšto, aiškus va skysčio ir viskas. Tada dedu šitą cigaretę į šoną. Imu kitą kapsulę, atidarau. Jau visi žinot, kaip gumiuką atidaryti. Va. Kapsulės vidus taip atrodo. Duriame adatą maždaug 0,5 ml, 0,6, va tiek priklauso kiek išrūkyta, bet dažniausiai tikrai telpa. Duriame būtinai ne į viduriuką, nes tenai yra kaitinimo elementas, o duriame į šoną. Ir leidžiame skysti. Į vieną šoną, po to į kitą šoną. Ir suleidžiame visą 0,5 ml, 0,6 ml. Tada kartais būna, kad skysčio per daug, tai tada paprasčiausiai reikia apšluostyti šitą pusę, sriegio pusę. Tada užsidarome savo gumiuką, sukame ant baterijos. Ir žodžiu, va, užsisukus gavosi cigaretė pilna. Ir galime rūkyti. Taip, toks pildymas žymiai geriau laiko, maždaug kaip originaliai užpildyta kapsulė. Ir tikrai visiems patarčiau pildyti su švirkštu.